vien variklio garsas yra, na tiesiog muzika ausim. Tik spusteli ir iš karto galinė dalis jau nori važiuoti atskirai. Na, tikras BMW charakteris. Net ir po 10 metų man tai yra vienas geriausių SUV automobilių, kuriais teko važiuoti. Prieš naujausioje BMW kartoje debiutuojant BMW X7, ar žinote, koks modelis buvo prabangiausias BMW SUV automobilis? Ne BMW X5, o BMW X6. Pirma BMW X6 karta debiutavo 2008 metais. Ji turėjo antros kartos X5 modelio platformą. Na, X6 nuo X5 skiriasi tuo, kad už jį buvo tiek ilgesnis, tiek platesnis, tiek ir žymiai žemesnis. O jo išskirtinumas buvo pabrėžiamas ir tuo, kad net iki 2011 metų automobilis turėjo išskirtinai tik 4 sėdimas vietas. Pavyzdžiui, trečioje BMW X5 kartoje jis buvo galimas ir su 7 sėdimomis vietomis. Na, nuo 2011 metų atsirado galimybė pasirinkti ir 5 sėdimas vietas, tačiau visgi BMW X6 buvo itin išskirtinis BMW SUV automobilis, kuris turėjo tiek pažangiausias technologijas jau standartinėje įrangoje, tiek ir itin galingą M versiją. Į pirmos kartos BMW X6 buvo montuojami tik 3 ir 4,4 litro V8 motorai, taip pat visos versijos turėjo tik visus varančiuosius ratus, na ir netgi buvo galingiausia pasaulyje iš tinklo įkraunama hibridinė versija. O štai čia už manęs yra 2014 metais pasirodžiusi antroji BMW X6 karta, atitinkamai pagaminta naudojant trečios kartos X5 platformą. Iš esmės tiek trečios kartos X5, tiek antros kartos X6 buvo pagaminti naudojant stipriai modifikuotas ankstesniųjų modelių platformas, todėl nieko keisto, kad 2019 metais, vos po 5 metų gamybos, juos pakeitė trečios kartos X5 ir X6 modeliai, kurie jau buvo gaminami naudojant visiškai naują modulinę CLAR platformą. Na, bet grįžkime prie antros kartos BMW X6, kuris debiutavo 2014 metais. Štai ši versija už manęs yra pagaminta 2015 metais ir kadangi modelis buvo gaminamas vos 5 metus, iš esmės jokių esminių atnaujinimų, išskyrus kai kurios patobulinimus varikliuose, jis neturėjo. Taigi, kaip ir anksčiau, čia buvo siūlomi išskirtinai tik 3 litrų 6 cilindrų eilėje ir 4,4 litro V8 motorai. Tiesa, skirtingai nuo pirmos kartos, čia atsirado ir 35 S-Drive versija su tik galiniais varančiaisiais ratais. Taip pat neliko hibridinės versijos. Na, tikriausia tokia hibridinė versija buvo aktualesnė didesniem ir labiau praktiškiam šeimyniniam BMW X5 modeliam. Na, automobilis kaip ir anksčiau, jis yra gerokai žemesnis už tradicinį X5, tačiau platesnis ir žemesnis. Todėl nieko keisto, kad jam buvo siūloma tikrai labai daug papildomos įrangos, kaip štai pavyzdžiui šiuo atveju M-Sport paketas. Tai yra tiek juodos durelių apdailos, tiek kitokie automobilio slenksčiai, tiek juodos automobilio priekinės grotelės, tiek kitoks priekinis buferis, na, modifikacijų buvo tikrai didelė galybė. Na, o taip pat šis automobilis išsiskyrė ir tikrai labai daug technologinių naujovių. Štai pavyzdžiui, čia yra adaptyvios BMW LED šviesos. Taip pat šios kartos BMW X6 buvo pirmasis BMW automobilis, kuris turėjo Dynamic Performance Control sistemą. Tai yra, sukimo momentas buvo skirstomas ne tik tarp priekinės ir galinės ašių, tačiau ir tarp galinių ratų, o tai reiškia dar geresnės valdymo savybės.
Nieko keisto, kadangi BMW visada pasižymėjo išskirtinėmis valdymo savybėmis ir, kaip jau supratote, tikrai išskirtiniais motorais. Pavyzdžiui, galingiausioje X6M versijoje net pirmoje kartoje automobilio galia siekia net 555 arklio galias, X6M galia pasiekė net 575 arklio galias. Atsirado M50D dizelinė versija, kurios galia buvo net 280 kW arba 381 arklio galia. Na, nežiūrinti tokius skaičius, štai ir ši, galima sakyti, versija su įprastu 6 cilindrų 3 litrų motoru taip pat tikrai nėra lėta. Jos galia siekia 190 kW arba 258 arklio galias. Ir tai leidžia automobiliui su visais varančiaisiais ratais iki 100 km/h įsibėgėti vos per 6,4 sekundės. Na, išties įspūdingas variklis, o jo degalų sunaudojimas, žinoma, pasak gamintojo ir naudojant senus matavimo standartus, yra vos 6 litrai 100 km. Dabar pasižiūrėjau automobilio kompiuteryje, šio automobilio degalų sąnaudos yra 10 litrų 100 km. Na, aš manau, tikrai neblogas rezultatas, kaip daugiau kaip 2 tonas sveriančiam, beveik 5 metrų ilgio SUV automobiliui su visais varančiaisiais ratais. Efektingai automobilis atrodo ir iš šono, ir ypač kalbant apie galinę dalį. Tai buvo vienas iš tų automobilių, pradėjęs šią naują madingų SUV kupė automobilių madą. Beje, BMW savo automobilį įvardina ne kaip SUV, o kaip SAV, Sport Activity Vehicle, tiek kalbant apie X5, tiek ir kalbant tuo labiau apie BMW X6. Akivaizdu, kad BMW X6 turi ir mažesnę bagažinę. Sudedama palangė ir štai. Net su amortizatorium atidaromas antras bagažinės dugnas. Niekas neleidžia abejoti, kad tai yra premium segmento automobilis. Efektinga apdaila tiek iš priekio, tiek iš šonų, tiek ir iš galo. Na, automobilis ir po 10 metų atrodo vis dar įspūdingai. O štai čia yra dizelino užpilimo anga, be jokių AdBlue sistemų. Na, matau jau, kad sėsti nebus ypatingai patogu, nes norėtųsi, kad durelės prasidarytų šiek tiek platesnių kampų. Tačiau visgi tai yra SUV kupė. Ir tas pats BMW X5 trečioje kartoje nebuvo ypatingai talpus automobilis. Reikia šiek tiek palenkti galvą, tačiau štai įsėdus į galą, sėdynės turi stebėtinai neblogą profilį, vietos kojom taip pat yra. Na, čia kažkokia papildoma klimato kontrolė gale sėdintiem keleiviam nėra numatyta. Tačiau štai čia yra atlenkiamas porankis. Viskas veikia solidžiai. Štai atidaroma nedidelė dėtuvė. Ir žinoma, galima nulenkti šitą centrinę dalį, jeigu norite kažką pasiekti, iš bagažinės. Beje, kaip matote, galinis langas neturi valytuvo, jis nuožulnus. Na, o kad čia nebūtų visiškai tamsu, štai yra gale tokie papildomi langeliai. Na, aš nesistebiu, kodėl čia automobilis buvo pradžioje siūlomas tik kaip 4 vietų išskirtinis modelis. Vėliau tik atsirado 5 sėdimos vietos, tikriausiai tiem, kam reikėjo tų 5 sėdimų vietų. Tačiau štai trečia vidurinė sėdynė, net ir man, ne aukšta ūgiui. Gerai, kojom dar vietos galima apsižergti tą priešais esančią centrinę dėtuvę tarp priekinių sėdinių. Tačiau štai čia atsisėdus aš sėdžiu, na, tiesiog įsirėmęs galva į lubas. Tai čia sėdėjimas toks nei šis, nei tas. Žinoma, už tai čia nėra centrinė transmisijos tunelio iškilusio, nes jis yra automobilio dugne, apačioje pats automobilis turi pakankamai nemažą prošvaisą, tačiau, na, sėdėti trečiam keleiviui per vidurį čia visiškai nepatogu.
Šioje mašinoje norėjau važiuodamas pasakoti apie automobilio saloną, bet iš esmės aš esu jau papasakojęs apie jo bendrą platformį X5. Koks tai yra salonas, tai yra iš esmės dar analoginis pasaulis ir kad tikriausiai geriausia suprastumėte, ką aš turiu mintyje, kas seniai naudojasi BMW tikrai žino. Štai čia yra įdėti telefonui tokia prijungimo vieta su, kai telefonas įstatytas, vėdinimo tokiu ventiliatoriumi, kuris aušina telefono bateriją, tačiau galite pasižiūrėti, kokie anksčiau buvo telefonai, jeigu pamiršote, ir kokie dabar yra telefonai. Ir mano tikrai toli gražu nėra pats didžiausias telefonas, tad štai jums tikriausiai geriausias pavyzdys, kokios kartos tai yra automobilio salonas. Tačiau, nežiūrint į tai, čia jautiesi kaip prabangiame cigarų kambaryje ar kažkokiame kitame su puikiu odiniu salonu, tikrai puikiomis odinėmis sėdynėmis, tiesa truputį slidokomis, kaip ir gana slidžiu oda aptrauktų vairu. Ir kaip toje kartoje BMW buvo įpratę, tikrai labai storu apvadu, tad paimti reikia dar taip turėti ilgesnius pirštus. Be to, aš mėgstu sėdėti žemiausioje padėtyje, tačiau žemiau vairo neišeina susireguliuoti, jau rankas tenka gerokai kilstelėti arba pakelti save. Taip pat ekranas čia nėra lietimų jautrus, čia yra štai toksai pasukamas valdiklis su visokiomis greitosiomis parinktimis. Kiek žinau ir kiek teko bandyti, tikrai tai yra viena patogiausių sistemų, kalbant apie tuo metu dar neliečiamus ekranus. Tikrai įpratus labai lengva viską nusistatyti. Atskira klimato kontrolės zona, štai galima dar kompaktinės plokšteles įsidėti. Čia iš esmės analoginis ekranas su skaitmeninėmis skalėmis, tačiau viskas atrodo tikrai labai solidžiai. Štai tokios sidabriniai intarpai, kai kur net metalas, štai apvadas taip pat tokio šalto, bent jau atrodo, metalo. Nedidelė dėtuvėlė kaip tokiam dideliam automobiliui ir žinoma, puikiai skambanti Harman Kardon garso sistema. Jeigu mėgstate muziką, tai jums tikrai patiks, taip ir čia atsisėdęs į šio automobilio saloną, štai matydamas tas pavarų perjungimo svirteles, jautiesi tokiame tikrai labai solidžiame, tikrai prabangiame automobilyje ir akivaizdu, tikrai labai sportiškame. Jau vien variklio garsas yra, tiesiog muzika ausim, kažkaip labai daug paralelių man čia su muzika, tačiau kai veikia motoras, tai yra kažkas tokio. Ir vairo sistema, žinoma, tai yra aktyvi vairo sistema. Žinoma, visi automobiliai turėjo važiavimo režimų pasirinkimą ir galima štai nusistatyti tiek sportišką, tiek sport plus ypatingai ir netgi galima nusistatyti, nenusistatyti, tiesiog išjungti stabilumo kontrolę. Tik spusteli ir iš karto galinė dalis jau nori važiuoti atskirai. Tikras BMW charakteris. Fantastika. Štai važiuojant sportišku iškart gerokai pakaba, tai čia yra reguliuojama. Salone gerokai pradeda purtyti, betgi jūs renkate šį sportišką automobilį tam, kad važiuoti dinamiškai. Mielieji, aš jums pasakysiu, net ir esant iš prigimties, neypatingai linkusio nepaklusti statymam charakteriui, vis tiek su šiuo jūsų automobiliu galite neatsargiai ir prisidirbti, nes iš tikrųjų net ir su neatjungta stabilizacijos sistema, o tikrai tą galima labai paprastai padaryti, paspausti ir štai atjungiamos visos sistemos, netgi ilgiau palaikius viskas išjungiama, netgi važiuojant įprastų režimų, automobilis turi labai aiškiai išreikštą galinių varančiųjų ratų charakterį, o tai reiškia, kad tai tikrai labai svarbu, kokios galia sumontuotos padangos, tikrai labai smagiai slidinėja galinė dalis, o pati dinamika, tai yra tikrai puikus tandemas, 3 litro turbodizelinio motoro ir 8 laipsnių automatinės pavarų dėžės, tai jos veikimas
didelis sukimo momentas iš tikrųjų nekelia jokių klausimų, tiek važiuojant mieste, tiek ir to labiau važiuojant trasoje. Puikus garsinis akompanimentas ir tikrai priimtinos degalų sąnaudos ir tikrai smagus automobilio valdymas. Na, iš tikrųjų tai labai smagu vairuoti, galiu tai pasakyti ir štai galit patys įsitikinti, kokia čia yra dinamika. Net ir po 10 metų man tai yra vienas geriausių SUV automobilių, kuriais teko važiuoti. Iš tikrųjų nemaža dalimi ir dėl tikrai puikiai veikiančios vairo sistemos. Važiuojant nedideliu greičiu, manevruojant tikrai lengva sukti vairą, tačiau važiuojant greičiau, vairas veikia standžiau, žymiai didesnis važiavimo stabilumas. Iš tikrųjų, važiuojant jo jautiesi tikrai labai užtikrintai. Pradėkime nuo tų pačių čia montuotų 3 litrų 6 cilindrų motorų, kurie, aš nebejoju, buvo pagaminta tikrai labai daug, bet tikrai jie gali būti problematiški, jeigu bus netinkamai prižiūrimi arba bus pilami netinkami degalai. Būtent taip man ir sakė Bosch Car Service specialistai, kad tikrai ištinka dažnai problemų su variklių purkštukais, taip pat lygiai degalų siurbliai genda, jeigu tie patys degalai yra nekokybiški, neturi pakankamų priedų siurblio tepimui, vėlgi tos dalelės skyla siurblio, užkiša visą įpurškimo sistemą ir tada reikia keisti ne tik purkštukus, ne tik siurblį, bet ir visą degalų sistemą. Tai iš tikrųjų labai brangus malonumas. Dar radau, kad net užsidegdavo šie N57 motorai. Taip pat apie tą patį N57 variklį, jis turi grandinę, kad grandiniai peršakus, sulankstomi vožtuvai, tai vėlgi reikalingas, reguliarus grandinės aptarnavimas, nors kaip ir sakoma, kad grandinė nėra keičiama, tačiau reikia motorą tikrai prižiūrėti. Lygiai taip pat tie patys N57 3 litrų motorai, jie turi problemų ir su aušinimu ir vėlgi rekomenduojama reguliariai keisti šio variklio aušinimo skystį. Tad brangus automobilis, brangios technologijos, tačiau nepigi ir priežiūra. Bet kaip dažniausiai ir būna įprasta, jeigu jūs viską tinkamai laiku prižiūrite, perkate automobilį iš patikimos vietos, tada tų gedimų tikimybė būna gerokai mažesnė. O kalbant apie benzininius 4,4 litro V8 motorus, tai čia radau, kad būna sunkėsi alyva, reikia žiūrėti jos lygį, taip pat kaupėsi suodžiai, nuo turbinos karščio trūkinėja plastikinis, vėliau pakeistas guminių karterio alsuoklis. Štai tokie niuansai su benzininiais motorais, iš tikrųjų atrodo turbodizeliniai, kadangi buvo ir gerokai populiaresni ir turi galimų gedimų taip pat daugiau. Žinoma, nemažai elektronikos, taip pat elektronikos gedimai, reikia išmeta klaidas, pradeda neveikti kai kurios pagalbinės sistemos, reikia prijungti prie kompiuterio, diagnozuoti problemos, taip kad čia jau pasiruoškite, kad elektronikos specialistas tikrai turėtų būti jūsų telefonų knygutėje. Sau pasidariau išvadą, kad net ir po 10 metų man tai vis dar yra vienas smagiausiai važiuojančių SUV automobilių. Žinoma, su jau gerokai pasenusiu salonu, tačiau apdailos medžiagos tikrai nėra nuo to blogesnės, viskas atrodo tikrai labai solidžiai, tikrai labai prabangiai, sėdi kaip klasikinėme, gerame ir brangiame automobilyje su gera įranga, puikiomis važiavimo savybėmis, iki šiol tikrai galingais motorais, puikiai suderintai su automatinė transmisija. Tad ir po 10 metų, dabar kai visi stengiasi mažinti variklio darbinius tūrius, tai toks motoras lieka vis malonesnė išimtimi, kai vis dar galima pasimėgauti tiek solidžiu 6 cilindro variklio garsu, tiek ir smagia automobilio dinamika. Tai tiem,
kam yra svarbios važiavimo savybės, kas mėgsta galingus motorus, kas mėgsta išskirtinės mašinas, nori važinėti efektingai atrodančių SUV kupė automobiliu, tikrai rekomenduoju atkreipti dėmesį ir į antros kartos BMW X6.